Sveiki, labai trumpai parduodamas kaimo turizmo verslas netoli Dusetų, į kurį galite įsikelti ir iš karto pradėti priiminėti svečius. Verslas yra veikiantis, šiandien dienai jis veikia tokiu modeliu. Yra gyvenamasis namas, kuriame gyvena savininkai ir jie prižiūri sodybą, kurią nuomoja svečiams atvykstantiems, norintiems praleisti laiko su šeima ar su draugais. Gyvenamasis namas ir kiti atskiri pastatai. Tai sodyba gali priimti iki 17 svečių, jeigu jie nori atsigulti į lovą, kaip sakoma, o jeigu atvažiuotų su kemperiais ar su palapinėmis, tai svečių gali būti ir daugiau. Sodybos plotas yra beveik 1 hektaras. Nuo sodybos atsiveria labai gražus vaizdas į Šventosios slėnį. Perkirtimas tarp pačios sodybos ir slėnio yra apie 27 metrai, tai reiškia, kad toks aukštis kaip 9 aukštų namo skirta geras. Sodyboje yra 2 pirtis, viena autentiška dūminė ir viena sauna. Taip pat sodyboje yra 2 tvenkiniai, kuriuose yra gausų žuvies, todėl svečiai gali ir pažvejoti, jeigu nori. Šiandien dienai sodybą prižiūri viena šeima. Tai kol kas ši sodyba yra pardavinėjama ne viešai, tik tais iš po stalo, todėl kad jos pats geriausias grožis atsiskleidžia birželio Liepos mėnesį. Tada atsiras aktyvi reklama portaluose, žinoma, jeigu sodybos niekas nebus nupirkę. Jeigu jūs domina ši sodyba ir norėtume daugiau detalių, prašau susisiekite su manimi, parašykite elektroninį laišką, kad norite daugiau informacijos ir aš viską jums suteiksiu. Jeigu norėsite apžiūrėti sodybą gyvai, būtinai turite su manimi susisiekti, kad suderintumėm laiką. Gal sodybėje tuo momentu bus svečiai ir negalėsime jūsų priimti. Daugiau nekilnojamo turto objektų, kurie yra parduodami iš po stalo, galite pamatyti pirmieji, jeigu jūs prenumeruosite šitą kanalą.